Tai sveiki visi, šiandien servise 007 tikras faceliftinis 21 metų Dodge Durango modelis, 3,6 Pentastar varikliukas. Na, taip jau kažkaip susiklostė tą metų pabaiga, kad netgi 6 Dodge Durango turim iš eilės iš esmės, tai šią savaitę jau 3 įveikiam, 4 stovi kieme, tai tęsim žodžiu darbus. Tai, apie sistemą, kaip ir į kiekvieną, taip ir į šį be abejonės yra sumontuota itališka Landrenzo sistema. Reikia priminti, kad servisas 007 yra autorizuotas ir sertifikuotas šios įrangos atstovas, montuotojas. Tai be abejonės galim kokybiškai sumontuoti Landrenzo sistemą pagal aukščiausius keliamus, sakykime, reikalavimus ir standartus. Labai trumpai apie juos ir apie komponentus. Tai valdymo blokas štai šitoje vietoje. Dujinės įrangos laidynas yra padarytas custom šiam variklio skyriui. Tai reiškia, kad jokių priviniotų apendicitų izoliacijų kažkur pakampėse prikaišėtų ir laidų nepastebėsit. Visi laidai yra sugrupuoti, įvilkti į apsauginės gofras, tos gofros yra izoliuotos. Kiekvienas kontaktas yra solituotas, apsaugotas termokembrikai su klijais. Be abejonės didžioji dauguma kontaktų yra solituotų tiesiai prie benzininio valdymo bloko. Benzininis valdymo blokas yra štai čia, šiliečiu. Taip, kad didžioji signalų dauguma yra štai čia. Tai be abejonės duoda daug estetikos variklio skyriuje, nes tais laidais nereikia mums bėgioti iki kiekvieno benzininio purkštuko. Reikia be abejonės įvertinti, kad variklis dirba, vibruoja, kaista, juda, tai tam tikrų dalykų reikia čia be abejonės numatyti priekį. Atskirai nuo dujų reduktoriaus, kaip visada, sumontuotas OMB BFC padidinto pralaidumo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, sumontuotas patogiai. Atsukam, keičiam skystos fazės filtrą, išvalom vožtuvą. Dujinės fazės filtrą turime štai čia, nesunkiai prieinam. Keičiam irgi taipogi greitai ir sparčiai. Dujų reduktorius Landrenzo Li10 Turbo Oversize galingiausia ir našiausia šio reduktoriaus versija štai šitoje vietoje. Taipogi lengvai aptarnaujama, prieinama. Slėgio daviklis, dujiniai purkštukai yra sumontuoti Reilo, IG7 Dakota, atnaujinti, kokybiški, patikimi. Slepiasi po variklį dengiančių gaubtų, pats gaubtas pilnai savo vietose, ant visų tvirtinimo taškų, viskas gražiai, tvarkingai atrodo. Aukščiausias standartas, ką tai reiškia, kaip jau aš paminėjau, tai reiškia, kad yra šiai dienai kokybiškiausios rinkoje medžiagos naudojamos. Tai yra apsauginės gofros identiškos, kur yra originaliai. Jeigu originaliai turim spyruoklinės sąvaržas, tai mes jas turim taipogi sudėjęs spyruoklinės. Laidynas, kaip minėjau, padarytas custom irgi yra, iš principo panaudotos kokybiškiausios rinkoje medžiagos, kokias tik tai galim šiai dienai pasiūlyti. Dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas štai šitoje vietoje. Klientui be abejonės instruktažo metu bus viskas paaiškinta, parodyti ir pademonstruota. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontuojam ten, kurio pagidauja klientas. Kaip taisyklė, Dodge Durango modeliuose jisai montuojamas yra štai šitoje vietoje. Dabar gal nesimatys, bet tikrai pridėsiu nuotrauką ir bus galima pamatyti. Dujų pildymas prie benzino užpilimo vietos. Atsidarom, jungiam pistoletą, iš karto pilam, labai patogu, nieko prisukinėti, atsukinėti nereikia. Viskas gražiai užsidaro. Dujų balionas atsarginio rato vietoje. Tipinis į Durango montuojamas. Padarysiu foto ir video, kaip pildysiu, tikrai pamatysit. 92 litrai jo talpa, toksai, sakykime, standartas, kurį servise 007 darom, pakankamai tvarkingai, estetiškai gražiai atrodo, niekam nekliūna ir tikrai labai gera vieta. Kaip ir minėjau, 92 litrai, Bormecho gamintojas, kokybiškas bolioniukas. Tai va, tai tiek apie Dodge Durango. Jeigu vairuojat Dodge Durango, tai suskupkit, gal dar kokią vieną vietą šiems metams ir turėsim sumontuoti, o jeigu ne, tai visų norinčių jau lauksim 26 metais. Ačiū.